Sveiki visi, su jumis Tyler LT žaidimai ir šiandien mes žaidžiame Minecraft privačiame serveryje. Tai vat, čia, kaip matot, yra mūsų, turėjo pagal viską būti centras, bet mes negyvenam aplink jį, mes gyvenam maždaug ten mano namas, ten toliau paėjus mano brolio namas ir dar ten toliau draugo. Tai va, čia spavne, centre. Tokio labai nieko ypatingo nėra. Čia va, enchantas. Čia va, nederis. Taip, nederit nieko tokio ypatingo. Čia jeigu ką susidėti kokiems daiktams svarbiams, jeigu va, pamatai, kad va, turi kažkokį svarbų ten daiktą, sakykime, pavadėlį nenori praknisti, pasidedi ir varai lošti. Čia va, taip atrodo išėjęs, čia mes čiučiut. Dėl ko toks negražus, paaiškinsiu todėl, kad norėjau daryti va iš šitą šūdą, bet nedariau vien tik dėl to, kad nederi nelabai matos. Sakykime, iš tolo pamatyti, kadangi ten klaidžiai, iš tolo pamatyti tą žemę yra labai paprasta. Čia mūsų toks kaip tvenkinys, čia iš tikrųjų mano darbas, bet vat, nežinau, jums gražiai, negražiai, man tai patinka. Aha, tai gerai. Čia vat arklidė, čia yra mano brolio arklidė, čia yra Erikso. Jis karač nesveiką arklį gavo, aš neįsivaizduoju, kaip tokį rasti. Su juo įmanoma užšokti ant šito, tai čia būtų 1, 2, 3, 4, 5 blokai, čia, žiauriai daug karač. Ir čia turim 2 viščiukus ir mano arklį, čia mano vieto arklidė, va. Taip, dabar lėkiam iki mano namo, aš aprodysiu. Šiandien bus tik pažintinis video. Taip, čia tipo ferma, nors nefiga ne ferma, ten yra mano šiokia tokia biškai didesnė. Buvo didesnė, tik iškapojau daug karvių. Ten karvių ferma. Gerai, truputį sergu dėl to ir klausau. Čia šiek tiek aitemų. Čia toks kaip tipo žvejybos postas. Čia meškerė. Gan gera, bent jau man tai patinka. Aha. Toliau, ką čia turim? Čia turim tų fermą. Čia vat, kiek iš jų gaunam. Čia mūsų šiek tiek cukranendrės. Čia mūsų kviečių ferma, bet šiaip ji nelabai didelė, bet pakankamai normali, nes kitų būna dar mažesnė. Čia visi priaugę, reikės nuimti. Tai vat, aha, dabar čia vat, laukit, reikia užvalgyti. Kaip pastebėjote, aš su tekstur peku, nes seniau aš iš vis be tekstur peką būdavau. Tai va, čia va atėjus, čia dabar, čia tik va prieš filmavimą va tokius įdėjau, nes laukiau, kol auksas iškeps. Tai čia vieta, kur mainintis. Čia yra, karač, žinot, kaip čia vyks. Čia tipo užlipi, pasiėmi, pasidedi kokius daiktus, sakykime, per daug cobblestone'ą. Čia įsikepi ironą, dar kažką. Karač, pagavot. Tai va, dabar galiausiai einam į mūsų namą ir parodysiu, kaip iš išorės jis negražus man asmeniškai. Nežinau kaip jums, bet nemanau, kad jums gražus. Tai va, o vidus man iš tikrųjų patinka, man tai gan gražiai. Šiaip tuos net nežinau, kam dėjau, man šiek tiek gražiau.
Itemai pas mane nėra labai kažkokie. Nu, nebent čia jau yra. Deimantų turiu 12. Daug turiu žiauriai redstone'ą. Ir... va čia ironas iškepė. Tuoj susidėsiu. Gerai. Va. Dabar judam iki Viliaus. Nu, mano brolio. Kas nežinot, kas. Tai va. Šitam pagal viską, aš žinau, sakau, kiekvienam beveik serverį, kuriam ateinu, kad beveik, kad daug bus serijų. Nu, bet dažniausiai nebūna. Bet šita, manau, turėtų būti, nu, aš negaliu garantuoti, bet manau. Ai, va, dar prieš tai, prieš čia ateinant, parodysiu vaką. Dabar biškai pasakyti. Nebesuprantu, kur randuosi. Aha, va čia. Štai čia, ta tipo karvių ferma. Nors nelabai čia kokia ferma. Čia biškai. Ne. Čia tik iš jos vienos širdelės, karačiai. Nu, pagavot, karačiai, mintį. Čia net nesuprantu, ką reikėjo pagauti. Nu, čia šiek tiek karvių, tų karvių, va, būtent čia, tai belenkiek daug, tuoj pamatysit. Bent jau buvo, dabar gal nebėra. Nu, turėtų būti. Va, ten, nu, karačių yra čia daug, tai taip jas galim parsivaryti. Gerai, taip dabar rodau brolio namą. Čia jis gražiai pasidarė, aš neįsivaizduoju, kur jam tokios idėjos kilo daryti. Šitaip nežinau, man asmeniškai pirmas sykį matau, kad jis taip gražiai. Taip, jis iš tikro serverį žaidęs mažiausiai. Daugiausiai aš šiaip žaidžiau. Bet itemai jis, nu, kaip čia pasakyti, normaliai. Nėra mažai, bet nėra ir daug. Čia tokie žiūri svarbesni. Deimantai jis turi daugiausiai, dėl to jis pranašus. Jis kažkurią dieną čia maininas ir rado daug. Nu, bet kiek matot ir pas jį čestų nėra daug. Nu, visi kiti itemai mažok. Gerai, jojam iš čia. Ir dabar galiausiai jojam pas... Čia jis taip ferma Vilius gražiai susimąstė. Ir dabar galiausiai jojam pas Gustą. Nežinau dabar koks jo ten kanalas, Lime TV lietuviškai, man atrodo. Jis turi netgi daugiau už mane prenumeratorių. Na, bet iš tikrųjų čia dar nieko tokio, nes tas neskiriamės vos 10, o čia 10. Nu, dabar pradžioj tai jo 10, tai čia tipo daug. Bet po kiek laiko, nes mes abudu nesenai pradėjom, tai labai greitai. Man labai nepatinka keliauti pas jį, nes taip ilgai. Opa, čia jo arklys. Ai, vat. Kaip tik jums parodysiu, kuo jo arklys patinka. Gerai, Gerai, lipam. Žiūrėkit, šuolius koks nesveiks. Matėt? Tai va, dar kažkur. Čia 4 blokai, bet jis per 5, manau, galėtų.
Ko aš čia padariau? Palauk, čia padariau. Aha, gerai. Pasiemam. Vat. Gerai, karoči, neišėjo. Nu, pagal viską turėtų pavykti, nu. Čia nenori labai šokinėti. Nu, bet 4 blokai jau irgi yra skaitos daug. 4,5, gal 5, nežinau. 5, kad manyčiau. Nežinau. Karoči, įvarau jį čia. Mano arklys iš tikro buvo seniau geresnis, nes aš turėjau kitą. Tai va, šiek tiek čia jo, kaip matot, yra arklidė. Čia va, kas per reikalas, čia iš tikro nelabai žinau kas. Nu, toksai šiaip gražiai atrodo, nu taip, ne tai, kad gražiai, bet nu, gan normaliai. Tai va, lipam kopėčiam, aprodysiu. Ir čia jo ne paskutinis namas, dar yra vienas. Ten tą, kur dabar paskutinį parodysiu, tai man atrodo jis pagrindinis yra. Čia vat krosnis, čia, opa, auksas tai yra. Praeitas iki, kai išėjau, irgi lyg tai auksas buvo. Gerai, čia itemai. Va, matot, jis turi itemų, nu, kaip čia, gan neblogai, man atrodo normaliai. Jis daug, nežinau, kaip čia pasakyti, maininas, nesimaininas. Jis daug, karoč, rada tų spavnerių ir panašiai, dėl to gavo daug šitų. Vat, matot, čia. Čia ir morką gavo. Gerai, aš išmiegosiu ir toliau varysiu. Čia šiaip nebedaug liko. Tai ką, gerai, leidžiamės laiptais ir dabar prie jo pagrindinė ir man asmeniškai ten iš jo tai pats gražiausias. Na, aišku, ten buvo ta arklidė, čia tas iš vis toksai, nežinau kaip pavadinti tą daiktą. Nu, namų, nu gal namų. Man tai toks atrodo iš tikro kaip praėjimas tarp kalnų, bet nu, ten ne praėjimas tarp. Fuck. Nu, blemba. Kur iš čia mano? Šit, man atrodo. Pasižiūrėsim. Kiauliuks praėjai. Gerai, nu, čia aišku mano. Ne? Ne, jo mano. Jo mano. Gerai. Va, čia jo pagrindinis namas. Dabar parodysiu. Man asmeniškai gražu, tik pats priėjimas ten. Nu, tikrai baisu, nes aš ten pasidarbavau šiek tiek. Čia va, aš arklį palieku, čia aš pats pasidariau taip, kad būtų, nes tipo, nežinau, pranką, ne pranką, ką aš čia jam dariau, karą, čia apželdinau visą šitą, gilių čia prisodinau, nu, tiesiog taip. Vidus iš tikro man asmeniškai labai gražus, čia toks labai, čia tipo televizorius, toks tai, labai graudus paveikslas. Aha, čestas, jis čia nieko nelaiko. Lovų jis turi daugiausiai, nes jis kaip pradžias arklis vogi, tai gustis lovos vogi. Pa, kaip prisitizinęs. Gerai. Na ką. Kaip ir viską aprodžiau, aš nežinau, reikia prisiminti viską. Jo, šiaip manau viską ir parodžiau. Tai gerai, ačiū, kad žiūrėjot, prenumeruokit,
laikinkit. Jeigu video nepatiko, irgi komentuokit, aiškinkit dėl ko, ką keisiu. Karoč, tai va, kaip sakiau, šitam serverį daug filmuosim. Iki kito susitikimo. Taip, su jumis ir vėl aš. Ir vėl. Karoč, joju čia atgal ir prisiminiau, kad nepasakiau vieną dalyką. Tai mes čia gan senai kalėm viderį šitam serverį. Kažkur ten. Ir nufilmavau. Ir video jūs pamatysit, kad mes ten įsikvietėm į urvą viderį ir bandėm jį daužyti. Pirmiausiai mirė, neprisimenu, Vilius arba Gustis, po to mirė antras Vilius arba Gustis. Kažkas iš jų, aš pamiršau ten tiksliai eigą. Tai vat, ir galiausiai likau aš. Ir mano ten buvo prasčiausia itemai. Ir aš turėjau nukalti vienas, man širdučių buvo vos. Ir aš daužiau. Ir tuo metu miriau ir aš, ir videris. Aišku, per video to nepasakėm, nes aš pats net nesusivokiau, kad aš ten viderį nudaužiau. Karoči, va taip gavas ir, tai va, geriau paimkit ir pažiūrėkit dabar. Sudėjau. Tai va, daužom į darbosą. Padėjau galvas, bėkit. Fok. Bėk. Eik čia. Laukit. Tai žiūrėk, atsarkite, laikykit kartu su dešiniu. Opa, judam. Kertam. Mirsiu. Aš irgi mirsiu. Aš maininu. Miriau. Ai, dar nemiriau. Miriau. Aš dar ne. Aš paslėpiuos. Aš atbėgu. Fak, reik maistą man. Ai, miriau. Staigiai bėgam. Aš viens gyvs likau. Paneim, ką. Bet man tik 2 gyvybės, o jam mažai iš tikrą gyvybių. Aš čia pusę. Bet manai... Aš atsakau, čia daugiausiai nupelinęs viskas visą padarė. Aš jūsų itemus pasiimu ir užsidėsiu šarvas. Neimk, mes jau atvarom, neimk. Aš jau šalia esu, neimk. Jūs atitėlį. Taigi vietelų. Ateikit, greičiau. Aš kalu. Nekalk, atsitrauk. Gerai, atsitraukiu. 2 HP. Atsitrauk, valgyt maistą, bet ką, aš jau nebetoliu. Šitie kiškiai. Maišau. Bet aš kaip itemus pasakysiu. Sargiai. Miriau. Aiktus, aš jau nebetoliu. Aš jau ten. Karas. Aš neprisimenu tiksliai vietas, kur čia judi. Vėliau, aš seku tave. Čia dabar... Uždaužysim. Palaukit, kikim. Mažai yra. Tai vat mes... Kur jis yra? Kur jis ten, tam tunelį, eik į vidų, jis ten dar visi yra, dar nepabėga. Kaip tai yra, jeigu čia itemų beveik nebėra? Jis mirė, bet mūsų itemų, galim sakyti, nebėra. O ne? Sprogė visi. Žodžiu, nukalėm vider bossą. Kažkaip itemus gal susigražinsim, aš turiu pragaro žvaigždę. O, maladės. Yeah. Tai taip ir baigiam šitą Pasidarysim epizodą. bėgpamą. Nepamirškit like, subscribe. Su jumis buvo Stealer LT žaidimai, ir Skaideris ir... Eriksas. Tai žodžiu, ate visiems. Tai gerai, viso.